Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, 277 apžvalga iš eilės, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Na ir turim lapkričio vidurį, 13 diena, nedaug liko, dar porą dienų ir turėsime visišką lapkričio vidurį, liks pusantro mėnesio iki naujų metų ir metus, kaip ir bebūtų keista, bet baiginėjame tikrai su puikiais rezultatais. Nepaisant to, kokia metų pradžia buvo sudėtinga ir iššūkių kelianti. Tai be abejo, pradedame nuo Vikso tradiciškai. Viksas yra žemiau 20, 17,5 punkto. Kažkokiu tai didelių svyravimų praktiškai nėra. Na ir visos šios savaitės naujienų ašis yra viena, tai yra trečiadienio naktį Lietuvos laiku. Buvo pasirašytas įsakymas Donaldo Trumpo, kad vėl paleidžiama Junktinio Amerikos valstybių vyriausybės veikla, kas reiškia, kad paleidžiamas vėl finansavimas, pavyko pervilioti dalį demokratų į respublikonų pusę, kurie pritarė, kad susitarimas būtų būtent toksai, kaip jie nori. Ir viso to pasiekmė tai yra iš tiesų šimtai tūkstančių žmonių grįžta į darbo vietas, pradeda gauti atlyginimą. Tikimasi netgi tokio dalyko kaip atsistatymo skrydžių, kurie buvo atidėti arba vėluojantis dėl to, kad skrydžių operatoriai nedirbo darbo dėl to, kad jiems nebuvo mokama. Tai matysime, kokia išeiga iš viso šito. Bet 42 dienų vyriausybės uždarimo periodas buvo ilgiausias visose Junktinėse Amerikos valstijų istorijose. Tai pasiekmes jos bus jau juntamos, nes tas yra startas. Kaip sako, jis nėra toks lengvas, bet šiaip žiūrint, turbūt dramatizuoti per daug nereikia. Tai yra Junktinių Amerikos valstijų labai specifinis mechanizmas, beje, jų turi ne vieną tokį. Ir kitas dalykas, tai bent šiandien ryte, kiek teko matyti, iš tiesų Junktinių Amerikos valstijų rinkos, tame tarp ir Europos rinkos, tai sutiko pozityviai. Tarsi baigėsi krizė, nors rinkose nesimatė tos krizės, kad čia būtų kažkokia tai reikšminga krizė, kad finansų rinkose tai labai baisiai reaguotų. Tai stumėmės į priekį ir finansų rinkos juda. Geopolitinių kažkokių naujienų praktiškai naujų reikšmingų nėra. Turbūt vienintelė dilema yra dabar Junktinės Amerikos valstijos ir Venesuela. Ties Venesuela telkiamos Junktinių Amerikos valstijų pajėgos, buvo didžiausias lėktuvnešis atplukdytas šią savaitę prie krantų netoliese. Ir klausimas, ar čia yra pasiruošimas kariniams veiksmams, ar tai yra politinis spaudimas, kuris yra daromas, tai gali išsirutulioti į įdomesnius veiksmus ateityje, bus matyti. Tačiau rizikos, kad gali kilti karinis konfliktas, yra pakankamai didelis. Vėlgi, kaip paveiks finansų rinkas, kariniai konfliktai, ypatingai prieš šalį Venezuelą, turbūt, kad nelabai. Tik priminsiu apie Venezuelą įdomų faktų, kad 1970 metais tai buvo ketvirta pasaulio ekonomika, kuri generavo ketvirtą didžiausią kiekį dolerių vienai galvai šalies gyventojų. Ir dabar yra jinai visiškai ekonomikos pakraštyje, nes sukuriama pridėtinė vertė nuo tų metų, tai yra jau praėjus 50 metų, doleriais yra kone 5 kartus mažesnė negu buvo tuo metu. Tai labai įdomu, kaip galima nusivaldyti šalį ir turėti rezultatą. Matysime, kaip bus iš to konfliktų. Venesuela prašo Rusijos, Kinijos pagalbos, bet panašu, kad nelabai kas gali arba nori tenais lysti į tą kampą. Venesuela yra numeris 1 praktiškai pagal atsargas, kiek turi naftos, kurią galėtų išgauti, bet neišgauna. Tai nes neturi technologijų, nes kažkada nacionalizavo įmonės. Tai potencialas yra milžiniškas, karinio konflikto potencialas taip pat milžiniškas, finansų rinkoms vargu bau, ar tai turės labai didelės įtakos. Kas liečia S&P 500 ir investicijas, tai šturmuojam 6900 punktų ir kaip prieš kelias savaitės sakiau, kad nenustepčiau, kad pasieksime dar metų pabaigoje ir tos 7000 punktų, vien tik tai pasitikrinto, kaipgi ten atrodo ties ta riba. Tai
Panašu, kad link to judama ir be abejo tas vyriausybės paleidimas davė labai gerą postumį vėl rinkoms įgauti pagreitį. Lygiai tas pats su Eurostoksu. Eurostoksas rekordinėse aukštumose, šiandien dienos pabaigoje tikriausiai taip pat matysime užsidarimą aukštesnėme lygyje. Pozityvo yra pakankamai, sakyčiau. Tai yra e, rizikos, geopolitinės rizikos, įvairios kitos rizikos, jos kažkaip nueina šiek tiek į šoną arba eina kažkaip į šoną ir nėra taip vertinamos arba matomos. Tuo tarpu potencialas įmonių, finansinių rezultatų, ypatingai kurie skelbiami už trečią ketvirtį, visai atrodo neblogai. Euro dolerio kursas išlieka stabilus, aišku, po paskelbtų naujienų šiek tiek stiprėja doleris, bet čia kažkokių naujienų didelių neturime. Brent rūšies nafta pinga, grafikas darytas dar trečiadienį, bet ketvirtadienį jau ryte nafta buvo $62. OPECas toliau komentuoja, kad jisai mato naftos perteklių artimiausių metų ir tai naftos kainas stumia žemyn. Įdomu būtų pamatyti, jeigu nafta kristų žemiau $60, nes tada galėtume kalbėti apie tai, kad energijos kainos grįžo gerokai arčiau tų laikų, kai nebuvo Rusijos invazijos į Ukrainą. Na ir rinka tarsi susitvarkė pati. Dujų kainos išlieka žemos, dujos sviruoja ties 30-32 eurais už megavatą. Visiškas stabilumas, turime lapkričio vidurį saugyklos užpildytos 85%. Tai tik priminsiu, kad su tokiu užpildymu Europa praktiškai negaudama dujų galėtų gyventi turbūt iki naujų metų. Po naujų metų galbūt ir galėtų gauti papildomai, bet iš esmės artėjame iki to taško, kai turbūt kokį gruodžio vidury, gruodžio pabaigoje galėsime kalbėti, kad žiema įveikta ir įveikta su rekordiškai stabiliomis dujų kainomis. Tai artėsime link to, kad jeigu kaina išliks panaši ir gruodžio mėnesį, tai palyginimui su praėjusiais metais dujų kaina būtų apie 30% mažesnė negu, pavyzdžiui, 24 metų pabaigoje. Vario kaina stabilizuojasi, sukasi apie $5 už svarą, tai čia kažkokiu irgi nėra didelių naujienų. Na ir auksas. Auksas šovė į viršų vėl, dabar šturmuoja $4200. Priežastys yra kelios, tai yra vienas dalykas didėja tikimybės, kad bus mažinamos palūkanos gruodžio 10 dieną Junktinėse Amerikos valstijose ir tai reiškia, kad patrauklumas obligacijų turėjimas bus dar mažesnis ir tarsi, na, ieškant to, kaip sako, saugaus dangaus, safe haven, na, auksas įgyja vėl papildomus poreikius. Kas liečia geopolitiką, na, sunku įvardinti, kas čia galėtų, nacionalos karas galbūt, bet nemanau. Infliaciniai procesai kol kas irgi yra bent jau stabilus, tai čia nėra parako auksui kilti. Tai pagrindinė priežastis, kurį įvardėjama, tai yra tiesiog obligacijų paimingumo kritimas ir būtent investuotojas įgrįžia į auksą. Na ir mūsų rezultatai. Tai žemos rizikos turime nuo 3 iki 4%, vidutinės rizikos nuo -1,5 iki 6%. Na ir visas grožis slypi aukščiausiose rizikose. Tai dėl palyginamosios bazės ir dėl to, kad indeksas kyla į viršų, europiniai fondai demonstruoja geriausius rezultatus. European VIX Central Europe fondas artėja link 50% šiais metais gražos, na, o Avarano 30%. Na, BNP Paribas, JAV fondas apie 10%, kas yra labai gražu. Dar kartą pasikartosiu, labai džiaugiuosi žaliaisiais fondais. Žalieji fondai generuoja 15% per paskutinius 12 mėnesių. Tai reiškia, gali gauti tikrai pakankamai gerą gražą ir maža to investuoti į tvarius finansus, palaikant tvarę ekonomiką ir šios planetos sveikatą. Koks dar palinkėjimas, tai yra analizuojant mūsų investicinius fondus, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti mėnesinės apžvalgas. Tačiau vienas yra iškarpa apie Junktinių Amerikos valstijų fondo mėnesio apžvalgą. Ir mes tenais matome, kad
Kokios yra sudėtis? Tai yra tiesiog pasižiūrėti, nesirinkti tik tai investicinį fondą ir sakyti, kad labą dieną aš investuoju į JAF ir viskas to baigėsi. Bet jeigu pasižiūrim, pavyzdžiui, JAF fondo sudėtį, mes matome, kad didžiausios pozicijos yra Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Alphabet, visos tos kompanijos, kurias žinome iš didžiojo septyneto, apie kurį kalbėjome. Tai būtent tai leidžia tikėtis, kad fondai generuos gražas, kurios yra artimos indeksams. O kaip žinia, rinkų indeksai karaliauja, juos aplenkti labai labai sunku. Tai tiesiog investuokite šiek tiek laiko, pasižiūrėkite fondų gražas, pasižiūrėkite, iš ko jie susideda ir galbūt tai bus lengvesnis sprendimas priimti, investuoti vieną arba kitą investicinę priemonę. Tai tiek iš manęs, sekantį kartą jau susitiksime lapkričio 20 dieną, vėl 16 val. 278 kartą iš eilės. Visiems gerų savaičių, savaitgalio artėjančio ir pasimatysime.